rytas. Ankstyvas rytas, saulė dar turbūt tik tai teka. Vėl išsiruošiau į ėjinę kelionę, šį kartą brolišką Latviją. Biškį neramina, kad nemažai maršruto driekėsi pasieniu. Nežinau, kaip ten Latvijai situacija, dėl viso pikto pasą pasiėmiau. Reikia ten kokių leidimų, nereikia, bet... Na, pažiūrėsim. Viskas prieš akitus. Aiškiai būtų apkasų. Va, jeigu tik tai pamatai va tokius zigzagus, tai čia, žinok, 100% yra buvę karo apkasai. O zigzagais padaryti todėl, kad skeveldros. Jeigu būtų jisai ištisinis, tai skeveldros ir muštų per visą apkasą, o dabar iki posūkio ir viskas, nu va, atėjom iki bunkerio. Būtų vandens kažkada tai. O, čia ir gyvent galima, jo, prinešė smėlio lietus. Normaliai čia, kaip būtas koks. O čia kažkas, ai, čia gal buvo krosnelė. O ten dūmtraukis, o jau uodų kiek čia skraido. O čia buvo pamatas krosnelės. Nu ir nesigailiu, kad šiandien išvažiavau. Bent jau tų auksinių lapų, tai kažkaip tai jau čia prisižiūrėsiu. Visam gyvenimui į priekį. Iki kito rudens. Nuo Vilniaus 170 km ir įvažiuosim į brolišką Latviją. O kaip čia viskas rimtai. Latvijos Respublika, lai dzīvo tautų draudzība un brīvība. O, fakelai kokie užkurti. Apie mus jau pranešta. Važiavau, kelias pažymėtas. O toliau išarta, bet vėžės yra. Tai gal surizikuoju važiuoti. Pažiūrėsim, kuo čia baigsis. Nu, kas galėtų pasakyti, kad čia nėra kelio. Čia kelias jau yra. Tiksliau vėl yra. Offroadai prasideda. Gerves turiu 2, kastuvą turiu, kirvį turiu, pjūklus turiu 2. Tai nelabai ir bijau. Bažnyčios būna visai įdomiai sukonstruotos ir dar kai žinai prieš kiek metų jos buvo darytos, tai visai ir įdomu. Nu, pavyzdžiui, čia pakankamai originalus čia dizainas jos. Klebūnyje iš silikatinių plytų, bet tik ir tiek, o šalia negyvenamas namas ir iš vis baisus miestelis, kuris vadinasi Silenė. Ne, čia aš neužsibūsiu. Nu, kažkaip tai čia šituo keliu nelabai kas ir važinėja. Atvažiavau į tokią gražią miestelę, Klepinų ezers, poilsiavietė, tai galvoju, kad čia verta ir droną pakelt. Pasisveikinsim su juo. Labdien! Lai dzīvo tautų draudzība! По-русски? Да. А по-русски не умею, по-латышски. А я по-латышски не умею. О, другой раз. Ну да. Во, блямба, матай. По-русски tik tai, latiški neumėja, to štat ir be dantų. Nu, nori, nenori, čia reikia per keletą kiemų pravažiuoti. Bet ten tas, kur latviškai nemokėjau, kažkaip gana draugiškai buvau nusiteikęs. O čia va, pilna rusiškų traktorių kaime. Lietuvoje jau čia retenybė tokį išvyst. Labai mano kelias sumažėjo, aną patikrinau, baigėsi. Čia dar toks matos kažkada tai buvęs kelias, bet
Galvoju, nevažiuosiu, pirmą praseisiu už kokio kilometro, tai rodo žemėlapis, kad kelias yra, bet čia kol kas tai nelabai. Nu, kažkokios vėžės vis dar yra, bet durniausia, tai kad čia visiškai prie pat sienos su Baltarusija. Tai irgi nesinori čia daug triukšmo kelt. Va, nuvažiuota kažkieno. Nu, žiūrint pagal žemėlapį, čia kažkur tai netaip toli yra dešiniai kelias. Bet kaip iki jo davažiuot? Panašu, kad kelią suradau. Dabar tik tai reikia mašiną susirast. Padariau keletą kilometrų čia, beieškodamas kelio, bet grybų nėra. Mačiau, musmirė kažkokia, bet tai manęs nelabai domina. Ir jau visai esu netoli savo mašinos. Smagu eit, kai matai ant kelio savo vėžės, o visai nesenai čia pro šitą pelkutę pravažiavau. O dabar va dar kartą ir praeinu. Tvarkydamas treką išsiaiškinsiu, kiek aš šitų kilometrų suvaikščiau. Bet žiūriu, kad jau 1,5 valandos iki Sutemos liko, tai kažin kaip čia šiandien seksis, bet kiek nuvažiuosim tiek. Gerai, kad nepatingėjau pasivaikščiot, visai čia gražus pravažiavimas gavosi. Vienoj kelio pusėje buvo Sentikių bažnyčia, o kitoj pusėje dvaras ir liuteronų bažnyčia. Pasidalina jie kažkaip, tai čia tuos parapijonis savo, bet man atrodo, kad jiem nusispjaut ant tų parapijonių, svarbu, kad pinigus pasidalintų, tai tada viskas būna ir gerai. Bandysim į kiemą į to dvarą įvažiuot. Jau čia net nuo kelio matėsi, kad rimti pastatai. Nu, bet pati dvaro pagrindinė nesodyba, pats pagrindinis pastatas, tai sudarkytas sovietmečio. Čia matyt kažkoks buvo padarytas kaip ir visur, ar tai daug kur bendrabutis. Ir vat Latvijai mane stebina ta senoviška technika ūkiuose. Belarusai, siejamosios, viskas senoviška rusiška. Nu, čia toks kažkoks irgi technika mylintis žmogelis gyvena. Nepasisekė čia niekur nuvažiuot, tenka tuo pačiu keliu grįžti atgal. Va, čia patrankos, kulkosvaidžiai, nu baisu, bet va čia kelias man reikalingas yra į dešinę. Ai, nu va, žiūrėk, ir išvažiuosim. Kas pasakys, kad čia nėra kelio, tegul meta akmenį mane. Labai aiškiai matosi pylimas, tik tai tiek, kad jo nelabai kas bevažinėja. Labą dieną, atvažiavom, priekyje spygliuota viela. Taip, kad kelias yra, bet pravažiavimo nėra. Grįžtu atgal. Bet tai iš to mano darbas ir susideda. Jeigu čia taip viskas būtų paprasta, kur važiuoji, ten nuvažiuoji, kur nori, tai aš būčiau ir nereikalingas. O dabar kažkas tai mano paslaugom naudojasi. Planas įvykdytas, atvažiavau į Kraslavą. Taip keista, užmiršau kamerą įjungti. Policija sustabdė. Nu, kaip grinai kaip Rusijoje. Dokumentus tikrina, ką ten. Net neaišku, ko nei ką, tiesiog stabdo ir tiek. Klausia mentai, kur važiuoji. Nu, vat, kai mandagus žmogus, tai atsakau, bet tai šiaip tai pagalvojus, koks jūsų reikalas, kur aš važiuoju. Kur nori, ten važiuoju. Nu, Lietuvoje tokio dalyko jau senai nebuvau matęs. Nei čia koks reidas, nei ką. Pasirinktinai stabdo. Gražesnės mašinas turbūt. Apsistojau Kraslavos centre ir dabar eisiu apsiprekint vakarieniai kažką. Beieškant nakvyniai vietos, va, kokių gražių vaizdų galima pamatyti. Vieta jau čia išsirinkta. Galvoju, kad reikia išgerti taurę vyno. Nu, kokią taurę? Puodelį. Niekam turbūt čia ta mano buitis neįdomi, tai būkim sveiki
ir susitiksim jau turbūt rytoj rytą. Labas rytas. Naktis praėjo. Tvarkausi stovyklą. Vat kokioje aš čia gražioje vietoje gyvenu. Salos, paukščių daugybė. Jeigu matosi, nes dar pakankamai tamsu. Verdu kavą. Ir kelionę. Dar saulė nešviečia, gal dar ir nepatekėjus. Nelabai dar šviesu, bet toks įspūdis, kad šiandien saulės gal ir nematysiu. Vakar aš pravažiavau pro šitą Sentikių kaimelį, bet tik pravažiavau, šiandien sustojau biškį atidžiau pasidairyti. Čia jau reiks eit pažiūrėti, nes nepanašu, kad kas nors būtų nesenai važiavęs. Bet upelis gražus. Kur toliau kelias, yra takelis. Yra ir kelias, va. Prieky dar nemažas kalnas. Pažiūrėsim, kaip mums ten seksis įkopti jį. Nu ką, trečias bandymas. Nu ką, viskas aišku, kabinam gervę. Nu, vat būna ir taip. Tai įsikapšiau vėl į kelią, nu, bet kai 5 darbus darai, tai svarbiausių momentų kaip gervinausi ir neužfilmavau. Nu, nejungiau kameros, tai ką dabar daryti. Visokių čia tų kelių bus. Ir mašiną įsipurvint yra kur. Ir va tokie per miškus, per kalveles. Ir palei upę. Nu ir jeigu neturi galimybę nuvažiuoti į Rusiją, tai čia labai viskas panašu. Faktiškai tokia, kaip šiek tiek Rusija čia. Mane net nustebino. Negalvojau, kad čia Rusija antiek dar išlikusi nuo sovietmečio. Lietuvoje netgi sovietmečiu tokių rusiškų vaizdų nebuvo, kokie čia dar yra dabar. Nu ką, reikia galvot. Važiuot toliau, nevažiuot. Jeigu važiuot, tai reikia biškį padirbėti. Gal atlaikys čia mus? 15 suolų Karveliškių kapinėse, Antakalnio kapinėse pastatyti 2 suolai naujajame žymių žmonių saugojimo kvartale. Atlaikė. Visai kaip Afrikoje. Plavinėju ir nerandu išvažiavimų. Gerai, dabar ruduo, tai kaip ir čia derlius nuimtas.
tai nieko aš čia blogo nedarau, bet kada yra pasėliai, tai ką žinau, ar čia patiks vietiniams. Buvusi sodyba, tai aišku, kažkada tai buvo privažiavimas. Bet kai dabar čia jau nebegyvenama, bet va kažką taip panašaus į kelią pamačiau. Va, čia panašu į kelią. Važiuojam kaip ir kažkokie civilizacijos požymė yra, bet žmonių nėra, tuščia kaip išmirė. Nu va, per dieną gal mačiau 3 kokias mašinas. Miestas tai vadinas labai gražiai Kumbuli, bet vaizdeliai tai čia apokaliptiniai. Nu va, koks miestas. O, parduotuvė yra. Specialiai biškį iš kelių išsukau, kad pasidairyti. Kaip Smetona buvau nusižiūrėjęs tokį kelią į Lietuvą per upelį, bet kad vargu bau, ar čia pavyks per jį pravažiuoti. Nu, ant žemėlapių čia viskas atrodė gerokai geriau. Pėsčias čia gali pereiti, bet pravažiuoti reikia būti visiškų savižudžių. Grįžtu vėl pas Gulbę į Latviją. Ieškosiu būdo, kaip čia į Lietuvą patekti. Nepavyko kaip Smetonai per upelį, tai dabar ieškau kelių, kaip į Lietuvą patekti. Priekyje važiuoja kažkoks latvis su maža mašinytė, tai gal čia kažkaip tai ir į Lietuvą pavyks. Vietiniai nebevažiuoja toliau, čia šnekėjo taip, padnai paaiškino. Nu, sako, gal su šitą mašiną ir pravažiuosit. Nu, pažiūrėsim. Nesvarbu, pravažiuosim ar nepravažiuosim, bet vis tiek įdomu. Va ten aš jau Lietuvą matau. Nu, ką čia žmogų atvažiuojam į kiemą, viskas, kelias baigėsi, ne? Ko gero čia ir nepravažiuosim, nors ką gali žinoti. Visada tie vietiniai nieko jie nežino. Žino nuo savo triubos už kilometrų, kas yra, o už 2 kilometrų nebežino. Nėra iš vis čia jokio pravažiavimo. Nu, kelio neradau į Lietuvą. Grįžtu atgal, bet va atradau čia kažkokį tai statinį, kurio nežinojau visai ir reiks aiškintis, kas čia per daiktas, bažnyčia, ne bažnyčia, stotis, nestotis, va šalia geležinkelio. Ten toliau irgi matosi tokių solidžių pastatų, o ten už medžių. Ar tai čia susiję su geležinkeliu? Tai čia kažkokio tai rimto dvaro būta, nes šiaip kaime 3 aukštų pastatų daug nerasi. Paplavinėjau, nustebino didelį mokyklą, pasišnekėjau su vietiniais, tie pasiūlė važiuoti apie Kompoto ežerą ir tada turbūt pravažiuosim. Nu, bandom. Dar vienas bandymas patekti į Lietuvą kontrabandininkų keliais. Tikiuosi šitas jau atneš sėkmę, kiekgi galima. Latvija nenustoja stebint. Va, priekyje tai, ką matom, yra mokykla. O keliuko į Lietuvą vis dar nematau. Latviškai čia niekas nekalba. Kiek ką kalbinau, visi rusiškai. Aš bandau su jais latviškai kalbėti, tai jie nesupranta. Sako, možna по-русски. Možna, žinai, kai jau man svyla atšešekna, kad išvažiuota, jau mogu ir по-русски. Šiaip tai nelabai mėgstu по-русски kalbėti. Oho, už to ežero priekyje kitam krante Lietuva. Geras pabaigai rebusiukas buvo. Nu, dar jisai yra, dar nepravažiavom į Lietuvą. Dar nežinia, kas čia mūsų laukia. Kažkodėl tikiu, kad jau dabar mes į Lietuvą pateksim. O, viskas, matau, stulpą. Ha, ha, ha.
You crossed the border. O, girdėjot, ką sakė navigacija. We crossed the border. Valio! Nu ką, vis tik tai Lietuva yra kitas daiktas. Nors irgi čia ko gero nelabai lietuviškai kalbantis gyvena, bet vis tiek jau čia. Jau aš čia nebe pasiklydėlis, nepriklydėlis. Aš jau čia pilietis legalus. O taip, čia jau yra Lietuva. Nu kaip smagu po Lietuvą važinėti. Ir panašu, kad grįžau į Vilnių.